Aš dažnai savo užduodu tokį klausimą, kodėl mes televizijoje, radio laidose, interviu visą laiką matome, skaitome ir girdime tos pačius žmonės. Ar tikrai Lietuvoje yra taip mažai žmonių, kuriuos mums įdomu būtų matyti, girdėti, skaityti? Ir man labai džiugu šiandien turėti svečiuose savo, drįstu taip sakyti, gerą bičiulį, Laimontą Dinių, geriau žinoma visuomenėje Lainiaus vardu. Muzikinėje visuomenėje. Ir, man atrodo, ir kitoj visuomeniai, ir toj nemuzikiniai, kurie tik domisi muziką. Ir manau, kad tu esi vienas iš tų žmonių, kurių mes niekur nematom. Ar galėtum pasakyti, kodėl tavęs nerodo man per LRT, kodėl tavęs kaip buvusio politiko nekviečia į forumą palinksėt galvą? Kodėl tu per radiją nekalbi teisinga? Kodėl iš tavęs neima interviu? Aš neskaitau to radijo, kur tu pats kalbi ir laidas vedi. Žinai, čia tokia dviprasmybė būtų. Tau kaip senam prieteliui galėčiau pasakyti, kad klausimas iš vienos pusės atrodo lengvai atsakytinas, bet yra dvi medalio pusės. Galiu priimti tavo, žinai, pasakymą, kad esu nematomas kaip komplimentą. Tam tikrų laikotarpių šitaip ir būčiau sureagavęs, žinai, nors prisimenant laikus, kai einant kur nors, na tarkim, Šilutėje gatve paskui eidavo vaikų būrys arba ten kas nors erzindavo ir būti net pažintam buvo labai sudėtinga, tai žinai, čia kaip pažiūrėsi, kokį laiką tu turi, žinai, galvoje. O jeigu suvesti tai, kad yra žmonių kategorija, sąrašas, aš nežinau, kaip čia dabar pavadinti, ar vadink kaip nori, taip nepagadinsi, kaip sako žemaičiai, tų, kurie yra dirbtinai dažniausiai kitos žmonių grupės, kurie irgi dirbtinai atsiradusi ir laikinai, aš drįstu tikėtis, tose pozicijose, kurios gali nulemti tą vadinamą mandriai, žinai, kaip čia sakoma, cancel culture, tą kryptį, tai yra tos žmonės, kurių nenori matyti ar kalbinti, pastumti šešėlį ir tos žmonės, kurie turi būti visą laiką rampų šviesoje. Na, toks skirstimas yra. Nors daug kas supranta, kad tų žmonių, kurie yra, kaip tu pasakėjai, žinai, gal nelabai matomi, yra daug daugiau. Bet yra kita medalio pusė, kad surasti juos yra sunkiau ir tiems, kurie dirba tose vėlgi kabutėse, teisingose televizijose ir radijose, jiems netgi davus tokią užduotį, ji nebūtų taip lengvai spręsta labai greitai, todėl kad reikėtų tų žmonių paieškoti dėl tos paprastos priežasties, kad jie verda savo burbulę, savo sultise ir tų, kurių pradžiai nenorėjo matyti, ilgainiui ir nebemato. Jie tik mato viens kitą ir galvoja, kad visa Lietuva sukasi tam pačiam burbulė, o taip tikrai nėra. Tai va, iš kitos pusės tie žmonės neturėtų nusivertinti, kurie nepapuola į tas vadinamas mainstreaminės ar tą kabutėse nacionalinę televiziją, kuri visai jokia ne nacionalinė ir kurioje nekalbinami yra tam tikri atlikėjai, tam tikri politikai, tam tikri menininkai, tam tikri, nežinau, dėstytojai akademinio pasaulio žmonės, kurie yra tam tikri tik todėl, kad turi galbūt neteisingą kažkokį tai, neteisingą kabutėse požiūrį lyginant su, ką vieną kartą LRT generalinė netgi leptelėjo, matyt, užsimiršusi, žinai, kad netitinka partijos linijos. Tau tai negirdėta, neprimena kažkokių laikų? Tai aišku, kad primena, tai mes tos laikus puikiai atsimenam, nes esam beveik bendramžiai. Praėjęs Savdepija labai gerai prisimena, kas tai yra partijos linija. Tai žinai, baigiant mintį, kad tie žmonės, kurie dirba alternatyvoje, ką ir mes dabar darom, kurie turi savo nuomonę, savo požiūrius ir randa būdų juos išsakyti tiek socialinėje erdvėje, YouTube'ose, neteisingose radijose ir televizijos laidose, tai nėra taip mažai, kaip galėtų atrodyti, nes, žinai, kai kurias laidas, aš čia kalbu jau ne savo patirtimi pasiremdamas, bet specialistai taip yra sakę, žinai, tie, kurie seka reitingus, moka juos skaičiuoti, ne tos, kurios skelbia viešai, bet turi matyti ir kitų informacijos šaltinių. Yra sakę, kad kai kurių mainstreaminių televizijų
tos pačios ir mūsų nacionalinės laidų žiūrimumo grafikas yra kaip Nabašniko diagrama, žinai. Tai čia kaip pažiūrėsi, jie tik gal įsivaizduoja, kad juos visi žiūri ir mato. Iš tikrųjų ne. Taip, kad aš labai tokia optimistinė gaida pradėjau. Tai tu šiaip esi optimistas gyvenime, kiek aš tai pažįstu. Tikrai. Gerai, aš tą optimizmą sumažinsiu. Kodėl tu papuolei į tą blogųjų sąrašą? Tavo nuomonė. Ką tu padarei tokio, kad tave nustojo rodyti ir matyti? O, žinok, čia ypatingai sunkus, bet labai geras klausimas. Tai, žinai, aš taip ir neišmokau meluoti. O tiesiog čia turbūt yra esmė. Neišmokau, nes nenorėjau ir dar reiktų matyti pridėti, kad kampuotas esu šiek tiek. Galiu labai aštriai pasakyti ir turiu matyti nuo gamtos talentą, kad žodžio man vyniuoti vatą nereikia ir aš galiu keliais sakiniais apnuoginti oponentą, jeigu aš to labai noriu. Čia ir politikai dažnai mes taip esam susidūrę, užtat patapau labai nemėgiamas. Tiesiog. O nemoku meluoti ir ne vieną dieną, bet kelis kartus esu savo tą, matyti, viduj, žinai, žiūrėdamas į veidrodį, tu kartais kiekvienas žmogus ryte besiprausdamas ar vyras besiskusdamas turėtų savo užduoti tokį klausimą, žinai, ar tu žiūrėdamas į tą veidrodį nenori kartais ant jo apspjauti dėl kurių nors dalykų. Ir aš galvoju, kad tie, kurie yra priversti meluoti savo ir kitiems, arba daro tai dėl pinigų tiktais, tai jie rytais dažnai nori tą veidrodį apspjaudyti, bet tos seilės būna išdžiūvusios, dar ten, žinai, visokių dalykų. Tai aš manau, kad tai yra galbūt pagrindinė priežastis. Viena iš jų. Kita priežastis gali būti jau tokia irgi objektyvi dėl klaidų. Nes klaidų nedaro tik tie, kas nedaro nieko. Čia toks banalus posakis, bet jis labai teisingas yra. O klaidos gali būti, bendravime su žmogum. Tu gali suklyst, ką nors netai pasakęs apie jį. Kai kurie žmonės yra itin jautrus. Ir dažnai net ir žurnalistai, jie tokie kaip menininkai būna, gali labai jautriai sureaguoti, tu visai nenorom gali jį stumdyti į savo oponentų, žinai, pusę ir tada jie taip susidaro įspūdį klaidingą. Tu apie tai, pavyzdžiui, aš apie tai galiu net nežinoti, man yra tai buvę. Sako, žinai, tavęs labai nemėgsta tas žmogus. Ir aš taip labai nuoširdžiai nustebau, galvoju, kodėl, nes aš jam simpatizuoju. Ir galvoju, o kodėl? Pasirodo, kažkur, kažkada, kažkokiam pokalbį, galbūt aš blogai, nevykusiai, tarkim, pajokavau, kažką ne taip pasakiau. Kiti žmonės, ypač šiais laikais, pats, žinai, yra labai perdėtai jautrus į kitokią nuomonę. Suveda viskas su asmenina. Galvoja, kad jeigu tu sakai ką nors apie bendrą reiškinį, tai galvoja, kad tu sakai apie jį. Arba apie jo gyvenimą. Čia yra tokia nelaimė, aš taip tai vardinu, bet ji yra, jin egzistuoja. Ir priimti ją reikia labai paprastai, tai yra mano asmeninė klaida. Tiesiog iš nežinojimo negali visus vertinti labai aukštai arba labai žemai. Aš optimistas, kaip sakė, esu ta prasme, kad aš labai lengvai galiu supykti ant tų žmonių, kurie laiko pagrindinę žmonių masę durniais. Nesvarbu, kokios tada būtų socialinės, žinai, ten tos apklausos, kokių mes ten klausimėlių matytumėm. Iš tikrųjų yra visokių žmonių, čia ne paslaptis. Bet pagrindę savo ir tas paviršutiniškas požiūris iš viršaus žiūrint, ten sostinė, provincija, ten įsilavinęs, neįsilavinęs, ten kas tas įsilavinimas dažnai dabar vėl visi žino, žinai, aš avansų galiu tau pasakyti, kad esu neįsilavinęs visiškai bemokslis. Tiesa, aš žinau kelias kalbas ten ir taip toliau. Ir savo laiku nepirkau sąmoningai diplomų, kai juos galėjau pirktis Gariūnų turguje. Taip sąlyginai. Pats, žinai, tas laikotarpis lūžio buvo, tai buvo jokių problemų. Ir aš žinau, kad daug kas taip darė. Galbūt tai vėlgi klaida. Čia ir nei blogai, nei gerai, nes yra realūs gebėjimai ir yra menami tie diplominiai gebėjimai. Tai yra tų, kuriems reikia tų vadinamų popierinių gebėjimų, po kuriais dažnai slepiasi, žinai, analfabetizmas,
negebėjimas reikšti minties, beraščiai, negebantis rašyti be klaidų, doktorantai visokie, žinai, ir atvirkščių, be jokios abejonės pavyzdžių. Tai žinai, čia kaip pažiūrėsi į visą tą reikalą, tai aš galvoju, kad priežastis yra būtent tokios. Atvirumas, kampuotas galbūt šiek tiek charakteris ir klaidos, kurių tu kartais pats per žioplumą prisidarai gyvenime. Visiems taip atsitinka. Na ir ką dabar? Žinai, kai tu kalbėjai apie diplomus, tai aš prisiminiau, kad daugelis mano pažįstamų verslininkų, kurie ieško žmonių į darbą, jau kuris laikas jie neprašo jokių ten CV, žinai, atnešti nieko, yra vertinamos tiesiog žmogiškos savybės ir gebėjimas įsisavinti informaciją, gebėjimas įgauti kažkokius įgūdžius. Aš manau, kad laikui bėgant, tie, kaip tu sakai, diplomai, jie pradeda prarasti prasmę, nes mes jau visi žinom, kad... Dauguma jų seniai yra praradę prasmę, žinai. Taip, nes yra sakomagi, kad mokslas proto nepriduoda, tik žinių, ne? Tai būtent, o mokytis reikia visą gyvenimą, aš visą laiką taip ir rašau, kad aš mokus visą gyvenimą. Ir dabar, pavyzdžiui, pradėjau mokytis, žinai ko? Prūsų kalbos. Prūsų? Taip. Nu, man bus labai įdomu tavęs paklausti, o kur tu ją tikiesi panaudoti? Niekur. Nes turbūt būsi vienas Lietuvoje, kuris kalba prūsų kalba. Ne, tu labai apsirinkė, aš jau ją tarp kitko panaudojau, kai pasakiau niekur ir iškart panaudojau. O sakei, niekada nemeluoji. Pamiršau, meluoti, pamiršti skirtingi dalykai. Melas tai yra sąmoningas, kai tu tikrai žinai, tikrai kažkokios naudos savo sieki, žinai, yra, aš čia perfrazuosiu, čia ne mano mintis yra dar nuo prūsų kalbos nubėgant truputį į šoną, bet kad nepamirščiau, pasakysiu, aš ją panaudojau trilogijoje, mitologinė trilogija, albumus 3 įrašiau, milžiniškas darbas su savo draugais. Ten beveik 5 metus aš dirbau ties to projektu ir ten librete yra frazių ir sakinių prūsų kalba. Panaudojau. Libretas tai suponuoja mintį, kad tu sukūrei operą. Ne opera, tai bus muzikinis spektaklis gal. Tai galima pavadinti galbūt šiuolaikinės muzikos rock. Tai Jesus Christ Superstar irgi opera vadinasi. Kažkas panašaus. O galėtum pasakyti sakinį prūsų kalba, kaip tai skamba? Sakyk bet ką, vis tiek niekas nesupranta. Ne, galiu. Tavs Arvis Vutris. Čia apie Arvidą buvo kažko? Ne. Tavs turbūt galėtum pasakyti. Kietas. Ne, tavs, tėvas, panašu ar ne, nes nepamirškime mes baltai visi. O specialiai pasakiau žodžius, kurie nepanašus į lietuvių. Arvis Vutris yra tikrasis kalvis. Vutris yra kalvis, Arvis tikrasis. Tai yra... Tu dabar patvirtini tai, ką aš pradžioje sakiau. Pas mus yra daugybė įdomių žmonių, apie kuriuos mes nieko nežinom. Žinai, dar apie prūsų kalbą šnekant ir prisimenant, kad tai yra viena iš mūsų prokalbių, dar galbūt ir už mūsų dabartinę lietuvių senesnę. Čia daugiau lingvistams, aišku, įdomu. Aš prisiminiau vieną tokį faktą, kad Klaipėdoje, žinok, pamiršau pavardę. Bijau suklysti ir nepasakysiu, bet buvo profesorė, prūsų kalbos tyrinėtoja, kuri mūsų nepriklausomybės laikotarpyje buvo priversta ieškoti darbo parduotuvėje ir ten jo negavo. Tai daug ką pasako apie mūsų šaknis. Tai mano trilogija, ta mitologinė. O, žinai, čia liūdna tema, bet kadangi tu optimistas, tai mes ją nelyskim. Jo, tai bet mes tiesiog kalbėjom apie to žmonės ir kur nuveda tai, žinai, kai yra bandoma ta selekcija tokia, žinai, įvesti ir dažnai tai daro tie žmonės. Bando tuos, vėlgi aktualiją paliečiant, tuos, kurie yra iš tikrųjų padarė galbūt savo gyvenime klaidų, aš to neneigiu, paimkim kokį nors ten mūsų iškilų į poetą Marcinkevičių, ar ne, bet tie žmonės, kurie yra neverti jo vienos eilutės ketureilio, bando jį, žinai... Lainiau, jie neverti vienos raidės, jo vienos eilutės, vieno žodžio. Matai, kaip aš optimistas, tu optimistas, jo, žinau, apie ką tu kalbėjai. Tai mes žinom, apie ką mes kalbam, ar ne? Tai tie visi procesai yra tiesiog apgailėtini, tie žmonės yra apgailėtini. Kaip ir apgailėtini yra tie, kurie gali skirti, tarkim, nacionalinę kultūros premiją žmogui, kuris... Vėliavą nusivalė. Aš pavartosiu šitą žodį, sušūdina nacionalinę vėliavą, dėl ko aš, pavyzdžiui, tą dabar, kaip taip, žinai, suasmenintai priimu.
mano tėvas atsėdėjo Sibire už tai. Nu, ne vien už tai, jisai buvo pokario disidentas ir ten, reiškia, ten jam bet jiem trispalvė šitą reiškia, žinai. Ir čia yra tokios temos, tos tie dalykai, kurie ant tos, žinai, ribos slysta ir Lainiau, aš tai tave, žinok, pataisyčiau. Jie yra senai užribi. Ir aš turiu atsakymą, kodėl. Todėl, kad tie, kurie priiminėja sprendimus, ypač pastaraisiais metais, jeigu tu paimtum Marcinkevičių kaip metrą, ne, matą, tai tie, kurie priima sprendimus, jie yra milimetrai. Ir jie įsivaizduoja, kad metrą patraukus, milimetras taps metru. Ryškesnių. Bet taip nebus. Ja, taip nebus. Tai vat aš manau, kad čia yra bėda, kad šitie žmonės nesuvokia savo menkumo. Bet grįžkim prie tavęs. Okay. Kai tu eini gatve, ką žmonės tavyje mato? Kūrėją, muzikantą ar politiką? Kaip tu jauti? Žiūrint, koks žmogus, žinai, kiekvienas aš manau, kad pagal savo gerumo laipsnį. Visi geri žmonės apie kitus taip mąsto, pagal savo gerumo laipsnį. Aš čia gal kiek ironizuodamas kalbu, bet iš tikrųjų taip yra, nes man tenka susidurti su labai skirtingais požiūriais ir paskutiniu metu, tai labai retas atvejas, kad kas nors mane dar prisimena, gal ir prisimena kaip politiką, aš nežinau, bet aš dėl to neliūdžiu. Matai, viena iš tų mano problemų yra, ir tai aš tikrai jau be ironijos sakau, kad tai yra problema mano tas daugialypis, žinai, visas gyvenimas, nes vieniems aš esu medijos žmogus, nes aš tikrai daug metų dirbęs, skyręs ir televizijai, mes net laikraštį esam leidę. Aš labai daug žurnalistų draugų turiu. Žodžiu, aš esu to cecho žmogus. Ir drįstu manyti šitą sugebu toje srityje. Tiesiog taip jau yra. Ir tai ne diplomo apspręsta. Va. Kita pusė yra tas vadinamas mano muzikinis failas, flangas, ten visai kitokie žmonės, nors kažkiek tai ir persipina, bet daug yra kitokių žmonių. Yra kūrėjai, jie labai skirtingi ir muzikinis, tas šou visas pasaulis, vėlgi jis pagimdė tą tokį visai kitokį požiūrį, daug kas mato, ten iškart dainą kokią nors dainuoja, mane tai džiugina, neliūdina nei trupučio, bet tai yra visai kitoks segmentas. Mane stebindavo visada, aš labai įtariai žiūriu į žmonės, kurie pasako, pavyzdžiui, aš nesidomiu muziką, arba aš neklausau. Kodėl aš juos įtariai žiūriu? Todėl, kad gyvenimiška praktika parodė, kad tie žmonės, kurie visiškai neturi muzikoje jokio jausmo, ta prasme, arba klauso tik tai sen kokio nors balių lygmens. Tiesiog va taip yra, jie tokie yra. Jie dažnai būna labai riboti. Aš nesakau, kad jie blogesni ir geresni, bet jie dažnai yra labai savo rėmose gyvenantys žmonės ir patys to nesupranta, kokie rėmose yra. Todėl aš ir sakau, kad žiūriu į juos įtariai. Ir gyvenimo praktika dažnai parodė, kad taip ir yra. Yra dar kita ten mano medalio pusė, mažiau galbūt žinoma, nes aš aktyvus buvau ilgą laiką sporte. Tiksliau, ilgą laiką, visą gyvenimą vienaip ar kitaip sportuodavau, dalyvaudavau ir dabar esu tokios egzotiškos sporto šakos federacijos narys, buvau vienu metu net prezidentas boulingo, egzotika ar ne. Nes savo laiku jaunystėje užsiminėjau tokiais visokiais rytų kovos menais, man tai buvo įdomu. Vėlgi tai yra visai kas kita. Ir kitas flangas yra meno žmonės, kurie yra vėlgi kitokie. Aš savo laiku bėgiodamas nuo sovietų armijos buvau įstojęs į konservatoriją, į aktorinį. Atsakau tau faktą, kurį labai mažai kas žino. Aš tiesiog tai buvo toks fragmentas, žinai, nes po to, kai paskelbta, tada buvo Afganistano karas ir tada mano tikslas tuo metu buvo daryti bet ką,
kad neišeit, nepapult į armiją, nes man tai buvo kažkoks tai košmar, toks mano tikslas buvo. Ir aš tikslo mėgdavau pasiekti ir aš jį pasiekiau. Keistais būdais, bet aš jį pasiekiau. Va, ir kita vertus tai davė labai daug patirčių. Aš susipažinau su daug labai, atsirado draugų dailės pasaulyje, teatro pasaulyje. Tai vėl kitokie šiek tiek žmonės yra. Va, matai, kiek yra tų sričių ir jos visos yra skirtingos, o pradėjau aš eiti į visą tai dar iš kitokio pasaulio, nors kažkiek su muzika galima surišti diskotekininko tokią patirtį, kuri jau praktiškai nuo paauglystės tęsiasi. Mes susipažinom su kai kuriais žinomais diskotekininkais tais laikais. Moksliniam metodiniam centre Edmundas Žalpys buvo suorganizavęs diskotekininkų kursus, kuriuos mes turėjom pabaigti, kad galėtumėm masėms žmonių groti teisingą muziką ir teisingas kalbas sakyti. Ir ten aš susipažinau su Hubertu Grušniu, amžinatilsį, kuris M1, Arnas Klivečka, žinomas žmogus. Ten mūsų visa tokia buvo, visas toks būrys. Tarp kitko, man ten paskaitai yra skaičiusi Dalia Grybauskaitė. Mokslininkų komunizmai. Mums aiškino, kaip tai, kitaip mes, suprantama, kaip į tai žiūrėjom visi tiem. Gavai indulgenciją jau tada? Kokia indulgencija? Aš turiu įtarimą, kad jin mane atpažino. Kai dar būdamas Seime frakcijos seniūnų, čia taip šuoliais per laikus einam, bet tik tai tokį reveransą darau. Gerai, tu į politiką čia labai laiku atvykai. Jo, ne laiku, aš kitose turiu daugiau ką pasakyti sritise. Tai perėsim reikitas. Žinai, ir mes, kai atėjom į Daukanto gatvę, tada frakcijų seniūnai ir partijų lyderiai buvom. Jau tada buvo įvykęs tarp prezidentės konfliktas su vienu iš 3. Jo, ir tai keista istorija labai. Jo, aš atėjau tada į Daukanto gatvę, mes ten susipažinom, ir jinai su visais pasisveikino, taip pat ranką taip pažiūrėjo. Dinius. DJ. Ir aš laukiu, kad jin pasakys DJ, bet nepasakė. Apmaudu. Žodžiu, čia tokie pusiau, žinai, pokštai, o gal ir ne, iš tikrųjų, tai mes per menkos žuvis, kad visi stambus banginiai mus prisimintų, žinai, to visai nebūtina. Tai va, ir paskiau dar kitas segmentas, kurį tu pats palėtei, tai yra mano visuomeninis gyvenimas ir politika visa. Čia vėl visai kitokie žmonės, žinai, tai tada tos daugelį kampų. Daugiabriaunis Deimantas. Nežinau, ar Deimantas, žinau, kai kur bet yra. Daugiabriaunis. Kad kai kur nenušlifuotas, tai tikrai garantuotai, žinai. Tai va, dabar jeigu taip, buvo man toks laikotarpis, kai dar nepaminėjau verslo. Nes grįžęs iš Vokietijos, tada po to lūžio metų mes su partneriais pastatėm tą garsų į Maksą Šiauliuose, po to ir Vilniui, kuris buvo nemažiau garsus, bet labai su dideliais triukšmais Justiniškėse užsilenkė, nes ten jau buvo aferos tokio lygio, kokias dabar įpratę visi daryti, žinai. O tada buvo visas, žinai, perdalinimo vajus, pati ta pradžia, mes dar buvom pakankamai naivus ir irgi aš neįsivaizdavau, kad taip gali būti, tai čia tų schemų yra įvairių, bet dar vienas pasaulis, kuris irgi davė man labai daug pažinčių, labai daug patirties ir pavyzdžiui, man buvo jeigu iškiltų klausimas, apie ką aš pirmiausia imčiau rašyti knygą. Apie Maksą? Tai vat geras šia klausimas, nežinau, kaip reikėtų sudėti, čia turbūt būtų. Yra tokių minčių, gal ir padarysiu kada nors. O žiūrėk, Lainiau, koks tu buvai mokykloje mokinys? Nes po mokyklos aš žinau, kad tu tapai auto mechaniku. Inžinierium, prašyčiau. Gerai, inžinierium, auto inžinierium. Tai čia dar viena briauna, bet tu mokykloje kaip tu buvai, pavyzdžiui, buvai prie meno, toks, žinai, kai būna vaikai klasėje prie meno, jie tokie kitokie, ypač Šiauliuose. Aš buvau klasėje prie meno, jeigu tu tai pasakysi, tai aš prisimenu, labai trumpai bandau pasakyti, aš atėjau į 1 klasę nebuvęs jokiuose darželiuose. Mane tėvai... Iš šiltnamio tiesiog. Manęs tėvai neleido, ne iš šiltnamio. Aš buvau jau tada toks vilkiukas, mano tėvas buvęs vilko vaikas, iš Rytprūsių kilęs. Tai, žinai, ir aš nežinau dėl kokių priežasčių, bet mama ir tėvas nusprendė manęs neleisti į vaikų darželį. Aš atėjau į 1 klasę visiškai laukinis.
ta prasme, nei raidžių pažinodamas, nei dar ko nors žinodamas, jau ten būdavo tokių, kurie mokėjo, žinai, ir skaičius rašyti ir visa kita, bet su savo labai aiškiom taisyklėm. Ir pirmas mano veiksmas buvo, kuris po to tęsiasi iki berods 5 klasės, tęsiasi pažymyje nepavyzdingas elgesys. Pirmas veiksmas buvo toks. Ten vienas iš klasiokų, iškart priėjęs, ten, žinai, visada vaikų mažų tarpe irgi būna tie, kurie kietesni ir tie, kurie tokie, vat, kaip aš atėjau ir ką čia dabar daryti. Jisai man priėjo ir sako, laimi saldainis. Aš tą labai gerai prisimenu, tarp kitko situaciją. Aš kažkiek tai kokią minutę, 2 galvojau, kaip čia man reiktų reaguoti ir kas čia buvo pasakyta. Ir po to vidinis kiemo balsas man pasakė, čia ko gero yra įžeidimas. Veiksmas buvo aiškus. Šitas berniukas, su juo mes paskui susidraugavom, tarp kitko buvom geri draugais, nubėgo, pasiskundė, kam reikia, direktoriui. Direktorius atbėgo, man nupiešė ausį, tada tai buvo galima daryti ir paaiškino, kad čia yra mūsų mokyklos globėjo, ten partijos kažkokio sekretoriaus vaikas ir jeigu aš jam dar kartą duosiu taip, kaip daviau, kaip priklauso. Mokykla taps beglobė. Jo, tada teks man pasiieškoti kitos mokyklos. Žodžiu, po to aš tapau pirmūnu ir mokyklą baigiau taip, kaip reikėjo baigti. Ta prasme, ne todėl, kad norėjau, bet buvo vienintelis nepavyzdingas elgesys. Mane į komjaunimą dėl to nepriėmė. Aš galvojau dėl to, bet iš tikrųjų nepriėmė dėl šeimos istorijos. Nes šeimos istorija mano yra arba labai ilga, o vienu sakiniu, 2 sakiniais nupasakojama labai paprastai, kaip jau užsiminiau, tėvas ir iš Rytprūsių, tai kai mane įėmė į armiją jau po politechnikumo komisijai, ten, kai aš buvau, mes stojom ten 5 su triusikais ir priešai sėdi komisaras ten su dar kažkokiu, tai žinai, ten bylas svarsto, ten jau mes tą praėję, ten sveikatą ir skirsto, kur tu kas eisi. Ir mane perskaitė, Laimontas Dinius, tas žiūri bylą, jis pakėlė galvą ir taip sakoma, garsiai prie visų, vėlgi prisimenant kiemo taisyklės. Sako, tavo tėvas buvo banditas? Aš jam garsiai, kad girdėtų visi mano draugai, sakau, tu pats esi banditas. Tada jis man sako, aha, Podvodkė, tai povandeninis laivas. 3 metai užrašė. Nieko jis ten įsiginčiojo su manim. O aš tada tą momentą priėmiau sprendimą, kuris pakeitė iš esmės mano gyvenimą. Kad į armiją aš neisiu. O mirsiu, bet neisiu. O toks įvyko, atrodo, tuščioj vietoje sprendimas, bet taip yra. Ir aš manau, kad daugam gyvenime žmonių yra, jeigu jie tiesiog prisimintų, kad būna tokių momentų ar lūžio taškų, kurie apsprendžia viską. Tai va, tada politechnikumą aš pabaigiau ir gavau nukreipimą, nes tiesiog mokiausi aš gerai. Ir į VC, atvažiavau VC, pridaviau dokumentus, nuvažiavau pas savo draugą, kuris dailės institute mokėsi, ten bendrabutis buvo, kur dabar netoli yra, kur Tauro ragas buvo, Lūbaris. Nebėra jau. Nu, nebėra, buvo. Aš tada sakau, mes ten, ir mes ten praleidom savaitę. Tiksliai. Aš praleidau visus ten tos, nelabai norėjau šitą visi. Žodžiu, praleidau tos stojamosius. Po to grįžau namo į Šiaulius, tada gavau šitą pavėstkę, kad jeigu aš nesimokau niekur, tai tada aš greit atvykau ir čia, ačiū Dievui, Vaitkus rinko papildomai kursą konservatorijai, padaviau dokumentus ir kažkaip tai mane jie priėmė. Aš kažką ten padeklamavau, kalbėjau aš gerai. Ir liepė išsilaikyti ten visą kitą, bet tais pačiais metais, tą patį rudenį, partijos linija nubrėžė naują vektorių ir panaikino karinę katedrą konservatorijoje. Ir tai reiškia, kad visi įstoja, bet įma į kariuomenę. Ir tada aš išvažiavau į Maskvą. Va čia šitas įdomus epizodas. Papasakok apie savo santykių su Maskva. Vėl tie patys draugai ten įkalbėjo, nes mano jau keli draugai labai artimi, kaip tik mokėsi, ten toks kaip klanas buvo, tokie keli šiauliečiai. Vienas iš jų ir dabar dar Richardas Norvila yra Maskvoje, o gal Šveicarijoje, jis baigė doktorantūrą Šveicarijoje, tai aš abejoju, ar dabar jis Maskvoje. Turbūt ne, bet ilgą laiką gyvena ten. Ir kai kurie mokėsi anksčiau jau buvo įstoję,
O aš tuo metu į Maskvą pas juos nuvažiuodavau, žinai, tik tais biznio daryti. Nes Maskvoje galėjai prisipirkti visokiausių gerų dalykėlių ir parvežęs čia tiesiog uždirbti. Žinau apie ką. Nu tai va, spekuliantai buvo visi. Tai tais laikais irgi buvo toks periodas labai trumpas, bet jis buvo. Ir kai pradėjo mane gaudyti į armiją, tai aš nebeturėjau kur dingti, bet draugai jau bebaiginėjo, tai aš tiesiog padaviau tos dokumentus. Ir Seime vieną kartą dabar prisimenu, tik esu tokią frazę pasakęs, kad vienas ten toks Seimo narys, prisipirkęs Gariūnuose tų diplomų, kurie nieko nereiškia, nevaldantis nei kompiuterio, nežinantis užsienio kalbų, jis man viešai tokį priekaištą pasakė, sako, kažin ar pons Diniau galite būti frakcijos seniūnų, nes jūs neturite diplomo, aukštojo diplomo. Sakau, žinot, ponė, sakau, jūs esate diplomuotas, bet mano stojamieji į Lomonosovo universitetą buvo šiek tiek sudėtingesni negu jūsų baigiamasis diplomo gynimas. Tai viena frazė, o kita frazė esu iš Seimo tribūnos pasakęs, irgi yra buvę tokių viešų kaltinimų, kai buvo ta kampanija, kad mus kažkaip sutrinti dulkės, padaryti iš mūsų tokius klaunus, kvailius, tokių buvo irgi, visur jų yra. Bet tada esu vienam irgi pasiūlęs nariui, kuris ten ne apie mane, apie kitą frakcijos narį, pasakė, kad nediplomuoti kvailiai ir visa kita. Aš jam tada pasiūliau, būdamas nediplomuotų, tokias varžybas. Sakau, susirunkime tiesiog IQ teste. Galit pasirinkti kokią norit kalbą, man tinka rusų, anglų, vokiečių. Aš specialiai taip jam pasakiau. Ir profilį. Pagidaučiau humanitarinis, kad tai būtų, nes testai gali būti labai įvairūs. Ir jeigu jūs tą testą išlaikysite prasčiau su savo visais diplomais, magistrų ir visais kitais, negu aš ir parodys, kad tas IQ yra ne mano pusėje, tai tada jūs viešai iš Seimo tribūnos pasakysite, kad esate elementarus kvailys. Vieną sakinį tik tai. O aš, jeigu pralaimėsiu, tai tada iš Seimo tribūnos pasakysiu, kad esu bemokslis ir kad mes neturim teisės pretenduoti į jokius ten komitetus ir dar kažkur tai. Kas savaime yra nesąmonė, nes kiek komitetų postai visokie duoda nedidelį priedą prie atlyginimo ir va tiek darbo. Lainiau, mes turėjom premjerą, kuris neturi aukštojo išsilavinimo, tai čia irgi nereikia to pamiršti. Tai, žinai, ir kas. Aš pasakysiu iš kitos medalio pusės. Žinai, mano galva, kas vienas geriausių buvo Lietuvos kultūros ministrų? Saulius Šaltenis. Taip. Jisai apskritai vidurinės nebaigęs. Tai ta visi kultūros žmonės apie tai kalba. Jis rašytojas. Bet tiesiog laikotarpis toks buvo. Tai buvo geriausias kultūros ministras. Ar tu palyginsi su dabartiniu anksčiau būsiu, ar dar kas be buvo. Taigi nelygintiniai yra svoriai. Visiškai. Visom prasmėm. Vadybos, vidinės kultūros, supratimo, kas yra kultūra. Vadink kaip nori. Tai dabar kaip tu su savo vertybėm jautėsi būdamas politikoje? Šūdinai. Kodėl neišėjai iš ten? Žinai, jeigu taip nesimaivant, tai buvo periodai keli. 2. Aš visai neblogai jaučiaus savivaldoje, nes tiesiog žinojau, ką darai ir kam. Savivalda daugiau yra ūkis. Jo, ir aš kai buvau miesto vicemeras ir kuravau tą švietimą, kultūrą. Dabar aš suprantu, kiek aš mažai tada žinojau. Dabar jau visai kas kita būtų. Bet ir tada man jau buvo artima ir tai buvo suprantama, ką darai, kodėl, kokie tikslai sietini, bet paskiau paaiškėjo, kad labai daug kas nuolat atsiremia į lubas. Lubos finansinės, sprendimai ateina iš Vilniaus. Tai pagalvojau, kad reikia į tą sprendimų kontorą pasižiūrėti. Ir tiesiog taip susiklostė, žinai, ir tada politinė prasme tai, ką padarė projektas Valinskas, mes taip sąlyginai pavadinkim, ar ne, nes tokios partijos Tautos prisikėlimo niekada nebuvo. Ir nebus. Ir nebus, o jinai buvo beatsirandanti, atsirado labai daug žmonių iniciatyvų, bet Valinskas ėmėsi labai griežtų ir kategoriškų žingsnių, kad ją sunaikinti. Jam tai pavyko nesunkiai, nes, dėl suprantamų priežasčių, jis lyderis. Atsiprašau, Lainiau, o kad nepabėgtų mintis, kieno čia buvo projektas? Tugi puikiai tą žinai, tu buvai viduj.
Jinaigi nesusikūrė šiaip lygioj vietoje. Jeigu, žinok, nori... Nes kalbų yra visokio apie tai. Jo, jeigu nori išgirsti, žinai, atsakymą, kad konkrečiai įvardinant kokią struktūrą ar kažkokius asmenys, kurie stovėjo už to, aš šito nepadarysiu. Visiškai atvirai ir sąžiningai sakau, kaip viskas buvo. Mes susiskambinam, aš atvažiavau pas Arūną, ten dar sėdėjo keli žmonės, tie aktyvistai, pradedant nuo Roko Žilinsko amžinatilsio ir tie, kurie mes buvom visi matomi. Ir buvo sudėliota, aš ne visose procesuose dalyvavau, avansų pasakau, man vėliau kilo įtarimų, nes neaišku, iš kur atsirado tam tikrų personalijų, tokių kaip, tarkim, nežinau, Sacharukas. Va, būčiau paminėjęs tą pačią pavardę. Tai man buvo visiška mistika, iš kur jis atsirado, kaip jis atsirado, kas jis toks yra. Vėliau paaiškėjo, tarp kito, tai vienintelis žmogus, kuriam aš nepaduodu rankos. Ir tu man paaiškink tada kitą fenomeną. Kaip už tą patį nusižengimą, jeigu tai galima vadinti nusižengimu, Sacharukas liko Seime, o karalius buvo išmestas iš Seimo. Kaip vyko tas turgus? Nes akivaizdu, kad vyko turgus. Tai tu pats puikiai žinai visą tą virtuvę ir tą klausimą reikėtų užduoti tiksliai. Jeigu aš tame būčiau turguje dalyvavęs, tai aš, kadangi visai neveidmainiaudamas sakau, kad yra dalykų, kur nemoku ir nenoriu meluoti, visiškai atvirai pasakyčiau. Bet konkrečiai reiktų užduoti tą klausimą tiems Seimo nariams, kurie balsuodami tame biuletenyje vienoje vietoje dėjo varnelę, o kitoje kryžiuką. O čia buvo jūsiškiai, kaip tu manai? Aš manau, buvo iš visų frakcijų. Veikla matėsi labai akivaizdi, labai aiški. Ir, žinai, tais laikais buvo, nors dar tais laikais posakis buvo nepopuliarus, žinai, tas, kur dabar rusų karablį visi siunčia. Bet man irgi buvo asmeniškai skambutis ir prašymas arba nebalsuoti visai, arba balsuoti taip, kaip varneles teisingai sudėti. Na, aš aišku, tada dar nežinau to populiaraus posakio, tai rusiškai, kadangi laisvai kalbu, tai pasiunčiu atitinkamai. Tiesą sakant, ir tiek visiškai, o grįžtant prie to projekto... Atsiprašau, skambino jūsiškis? Kažkas tai ne, ten skambino, matyt, per daug gudrus, ten yra iš sekretoriato prisistatę kažkokios redakcijos, aš visą puikiai suprantu, kad tai yra bla bla bla. Ten skambino įpareigotas žmogus kažkoks ir visa kita, ten, žinai, kaip... Call centras. Jo, kai aš tapau labai rakštim odegoj Andriaus Kubiliaus šaikai, energetikams konkrečiai, ir kai buvo nuspręsta, kad ten reikia būtinai sutrinti, apkabinti mergom, pridaryti istorijų visokių, aš tokį pusmetį pragyvenau tokiam košmare visiškam, žinai. Tai būdavo, pavyzdžiui, nuėjau boulingo varžybų metu, istorija irgi, kurios nesu pasakojęs, bet galiu labai trumpai papasakoti. Man praktiškai ten sėdėjo žmonės kostiumuoti visokie ir tokie, kur neįtartum, pavogė mano dokumentus kažkas tai. Iš kišenės, iškraustė kišenės, telefoną ir dokumentus. Per kameras aš, aišku, parašiau policijai pareiškimą, nes ten buvo ir Seimo nario pažymėjimas, ir kortelės, ir daug dalykų, telefonas, visa kita. Per kameras pažiūrėjau ir tu nepatikėsi, šitą vagį užfiksavo kameros. Apsauginis tada, tai buvo bigas, dar tenai buvo tada boulingas. Mes ten, buvau pats ten pas juos atėjęs. Ir tai buvo žmogus, vyras, elegantiškų kostiumų, viskas tvarkoj, parodė jį fas ir profilį, ten, žinai, šiuolaikinė technika, ten pasidaryti nuotrauką, nėra ką veikti. Bet iš policijos aš gavau atsakymą, kad nenustatytas asmuo ir kad nėra, galai vandenį, nieko nebus, nerasta. Tada tas apsaugoje sėdintis sargas, jis ten būdintis, kuris tas kameras ten prižiūri, žinai. Man iškart pasakė, oi, ne, sako, šito nepagaus. Sakau, kodėl? Sako, čiagi profai. Nu, viskas aišku. Tiesiog ir tokių momentų buvo daugybė. Ir tai yra susiję mano galva. Gal tai sutapimais pavadinkim, žinai, bet viskas prasidėjo nuo energetikos. Nuo pozicijos dėl to, kad nereikia skubėti uždaryti atominės elektrinės. Čia mūsų buvo griežta tokia pozicija. Ir pasipriešinimas tada krizės metu, kai visiems ten drožė, žinai,
pinigus kaip tik begalėjo jie, tada padidinimas VIAPO, elektros kainos padidinimas, ten verslui mokesčių padidinimas. Aš aišku atsisakiau dalyvauti balsavime dėl pensijų, bet buvau apkaltintas, kad aš tas pensijas sumažinau. Nu, žodžiu, čia tokios ilgos, nuobodžios ir neįdomios istorijos. Žinai, jos kodėl įdomios? Todėl, kad žmonės dažnai nesupranta, kaip vyksta didžioji politika. Ir daugelis jų tiki, kad ten viskas vyksta taip, kaip jie nori tikėti, kad vyksta. Tai va, dar vienas klausimas tau, baigiant tą politinį failą, tokį nešvarų, negražų, bet svarbų, sakykim, taip. Kas jūs perskelia, jūsų frakciją? Kas jūs suskaldė? Juk jūs atėjot visi vos ne kaip kolegos. Jūs atėjot visi iš meno, iš muzikos, iš šou pasaulio. Ir paskui, va dabar tu sakai, yra žmonių, kuriems tu nepaduodi rankos. Vienas žmogus. Vienas žmogus. Su Valinsku netgi pasisveikinome mes. Jo, viskas normaliai. Žinai, aš pasakysiu labai paprastai. Ego ir pinigai. Bet ego pirmoje vietoje. O pinigai iš kur atėjo, kur jūs skaldė? O čia jau yra, kaip sakoma, vėlgi klausimas tiems, kurie ėmė. Buvo tokių, aš nebejoju. Ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, ir ten visokios paramos partijom ir visa kita, aš nuo to visą laiką atsiribodavau. Ir dėl to esu labai ramus, bet neturtingas. Čia aišku, pusiau su ironija kalbu, žinai, bet... Kas ten turtingiausias jūsų frakcijos narys? Tada buvo. Taip. Tada buvo mūsų frakcijai toksai Valkiūnas, bet jis niekom dėtas, jis vėliau atėjo, jo, jisai nieko. Žinok, daug galvoju, Valinskas turbūt. Aš manau, kad jo. Žinai, turbūt tie dalykai labiausiai skaldantis, nes, sakei, mes prieš laidą kalbėjom šiek tiek, kad galima pakalbėti apie tą žvaigždžių lygą. Niekas labiau tom neserga ir ego to, kaip politikai. Tai yra klasė, grupė žmonių, kurie serga baisinga žvaigždžių lygos atmaina. Daugelis žvaigždžių scenos, kurie, žinai, ten vaikšto su povo plunksno uodegoje, žinai, kaip aš sąlyginai sakau, yra tokių. Jie juokingi, bet jie ne tiek pavojingi. O tie, tai jie ne tik juokingi, jie ir labai pavojingi, žinai, dar yra priedo. Nu, aš nenoriu, mes sutarėm, kad personalijom nekalbėsim ir tų pavardžių neverta minėti, bet mes puikiai žinom, kiekvienas žmogus gali pamatyti, kad yra daugybė žmonių, kurių nei kompetencija, nei iškalba, nei mintis, nei galų gale jų turėjimas, jie jų net ir neturi tų idėjų, o tik tai transliuoja tai, kas jiems yra duodama iš šalies. Jie neturėtų ten būti, bet jie yra. Yra todėl, kad jie yra patogus. Kai kurie jų yra nuo 90 metų. Todėl, kad jie yra patogus, o mes buvom nepatogus. Negalėjai prognozuoti, koks mūsų bus, pavyzdžiui, sprendimas. Mes, pavyzdžiui, išeinam ir tai labai erzindavo visus. Kaip aš jau sakiau, ten, pavyzdžiui, atominės elektrinės mes nepritarėm uždarimui. Kaip čia jūs galit, kaip jūs drįstate? Nes ten jau pinigai paimti. Kaip jūs drįstate jau su Nukemu? Rusiška firma, tarp kitko. Nu, taip, sukirsta rankom, dėl griovimo, viskas, kaip jūs drįstate. O beje, Lainiau, Nukemas tapo Rosatomo dukterinė įmonė jūsų buvimo metu. Čia 2008-2009 metai, man atrodo. Žinok, ne, gal vėliau, aš dabar bijau apsimeluoti. Tai, žinai, tas yra periodas, žinai, baigiant tą politinį, tai nepaminė dar vieno vis tiek nesupras, galvos, kad nutilėti norim, žinai. Tai po Seimo aš dar dirbau Seime. Dirbau su liberalais, bet jau niekada nebuvau partijos narių, dažnai tai painioja žmonės bet aš dirbau tada, kaip ten sako, piarščiku. Buvau ir Eligijaus Masiulio patarėjų, padėjėjų, kurį tai laiką iki ten tų visų skandalų. Ir aš nežinau, kaip tai vertinti, žinai. Pats nežinau, kaip. Norėtum grįžti į politiką? Dabar? Baigtų. Aš tik tais išsivadavau iš tų pančių. Aš noriu pasakyti visiems žmonėms, bet kam. Jeigu jūs norit sužinoti apie save, to, ko jūs dar nežinot, eikit į politiką, sužinosit. Ir gerąją, ir blogąją to žodžio prasme, nes galbūt tu pamatysi ir tų teigiamų pusių gyvenimo. Bet daugiau šansų, 90% šansų, kad įstriksite ten, nes yra Seimo narių, kurie nebeišrinkti, aš pažįstu tokių žmonių, baigia ligoninėse.
Savižudybė. Taip. Ir kitais dalykais, nes jie net nebeįsivaizduoja, kad gyvenimas yra dar kažkoks tai kitoks. Jo, aš buvau dar patarėjų ir turiu pabaigti šitą mintį, kad Viktorija Čmilytė Nilsen, drįstų pasakyti, atsirado politikoje. Dėl to, kad buvo toks matymas. Tai buvo mano klaida. Dabar aš tai galiu pasakyti atvirai. Čia dabar mes jau pereinam į laidą Atleisk. Na, žinai, čia toks nereikia čia nieko atleisti. Klaidas reikia atleisti savo pačiam, žinai. Nes aš tik pasikartosiu. Tik tais nieko nedarantis arba neįgalus ką nors padaryti pozityvaus ar atvirkščiai neturi klaidų. Arba tie, kurie galvoja, kad jie yra neklystantis, tai jie yra savaime klaida. O uždarant šitą skyrių politinį. Sunku jį uždaryti, pastebėjai. Ne, tai čia daug galima apie tai kalbėti. Žinai, pavyzdžiui, galima, kad jūs papasakotum apie jūsų vakarėlius su brendžiukai, žinai. Tai čia bus labai ilga laida. Žinok, mes galim... Aš turiu tau įdomesnių klausimų. Jo, tai mes prie to kada nors ateityje perėsim. O tai klausimas baigiant šitą, o Viktorija Čmilytė taip sveikinasi dabar? Mes paskutinį kartą atsisveikinom labai kultūringai, padoriai, aš jos daugiau sutikęs nebuvau. Neturiu galimybės patikrinti šito, ar sveikinsis ar ne. Tiesiog, tiesą sakant, nelabai ir įdomu. Suprantu. Tau 22-23 metai ir tu esi roko žvaigždė. Grupė Rondo. Tu kalbėjai dabar apie žvaigždžių lygą politikoje, ne? Tu buvai susirgęs žvaigždžių lyga kaip, frontmenas grupės. 2 kartus buvau susirgęs. Papasakok apie tai. Tai vieną jau tą periodą kaip ir užsiminiau, kad buvau susirgęs. Nuo kito galo pradedu, nes jį lengviau reikia užrišti, politinis. Žvaigždžių lyga susirgau, kai pagalvojau, buvau susirgęs. Ta prasme, kai pagalvojau, kad politikoje irgi esu neprastas ir reikia eiti į Seimą ir kad mes čia draugų kompanija, o pasirodė, kad draugų dalis tai yra, tai žinai, kaip sako, atsiremk į mano ranką ir aš išmesiu tave pro langą, čia mėgstamas. Čia politikoje taip. Jo, vieno fiziko, tai čia, bet nebegrįžtų, bet šitą temą reiks kada nors apšnekėti. Tai, žinai, tada buvo irgi žvaigždžių lygos simptomai. Ir pirmieji tie metai ir pirmasis pusmetis Seime atrodė, kad viskas čia, žinai, yra... Aš kietas. Jo, aš kiets, kaip šiaulietei pasakytų. Durnystė visą tai yra, žinai, ir labai neteisinga, bet tai buvo tokia mažesnė, baisesnė, bet mažesnė žvaigždžių lyga. Aš paskiau ją, žinai, atsipeikiau, persirgau greitai. O pirmoji ir ta labiau žmonėms suprantama žvaigždžių lyga, kai tu esi labiau toks, žinai, atpažįstamas gatvėje, kai tave visi kviečia, kai tu esi tik pozityvo, žinai, apliejamas. Visi dainuoja Eglė mano sesė. Tau pavasario gėlė ir ten, žinai, visi prisimena tave ir taip toliau, viskas tvarkoj. Ir buvo tas, kai aš atėjau į Rondo, visų pirma, man labai nustebino, kad jie mane pakvietė. O kaip tu atėjai? Nes tu atėjai į gatavą prekinį ženklą. Jo, Daina širdis. 84 metai, aš ją įrašiau, buvo labai keista tiems metams. Aš visada, daugelis mano dainų, aš ją pasigirsiu, bet taip yra faktas, tai toks jau yra muzikinis lenkia, kokiu 10-mečiu. Praeina kažkiek metų ir tik tada paaiškėja, kad tie kūriniai yra teisingi. Nežinau, džiaugtis tom ar liūdėti, nes kai pavėluotai viskas ateina, tai viskas ir praeina, žinai, bet čia vėlgi. O Rondo, tai tada ta Daina širdis buvo kažkokiam festivalį atlikta, ji papuolė užėmė 9 berods 10-tuke, Lietuvos diskotekininkai rinko geriausių Lietuvos dainų 10-tuką ir ta daina atsirado 9 vietoje. To 10-tuko rinkimuose dalyvavo grupė Vairas ir grupė Rondo, tuo metu lyderiai pop scenos, ten tame 10-tuke dar buvo Kardiofonas, dar ten kitų dainų. Žinoma, pirmos vietos buvo ir dar Hiperbolė buvo, Jėzus, kaip aš jau, bet Hiperbolės, kadangi nedalyvavo, jau jie buvo tuo metu įsivaikščioję trumpam. Tai va, ir tada išgirdo tą dainą Tautkus, o Alvydas Tautkus jau ruošiasi išeiti iš grupės, bent jis taip sakė. O Gintas Tautkus, kitas mano labai artimas žmogus. Mes taip susidraugavom, kad tapom kaip broliais.
Tai jisai sakė, kad jiems verkiant reikėjo, kad išlaikyti tą, kaip tu sukūrė prekinį ženklą, reikėjo kūrybingo sprendimo iš šono ir koncertų suaktyvinimo, aš buvau frontmenas. Aš tuo metu buvau, dabar esu šiek tiek geresnis, bet tada buvau gan prastas dainininkas. Šitą turiu labai aiškiai pasakyti, bet aš buvau labai geras šoumenas ir neblogas kūrėjas. Man taip išeidavo, tiesiog matyti taip duota yra. Po to aš truputį padirbėjau su savim ir ten tie dainavimo dalykai atsistatė į teisingesnės pozicijas. Pradžioj tai buvo tokia saviveiklos daug buvo, bet ji buvo labai tikra, labai nuoširdi ir aš tiesiog prilipau. Nors atėjau, prieš tai grojau su savo bičiuliais tokį prog-roką, elektro-roką, tokį keistą muziką, tiems laikams iš vis tai buvo. Dabar jau tai būtų normalu. Bet tais laikais mes atrodėm labai keistai ir kaip čia pop grupė pasikvietė. Bet mes tiesiog taip susiliejom visi, kad gavosi labai gerai. Va ir tada, man atėjus, kai aš pasijutau tikros pop grupės... Tikras narys. Ir buvo tokie keli mėnesiai, kai sakau, eini gatvę kur nors ten Šilutė ir eina vaikų būrys paskui tave, žinai. Galvoju, kietas, nu. Bet tada tas praėjo labai greitai, nes ypač matyti Gintui Tautkui reikia atiduoti pagarbą, jis labai aukštos erudicijos ir aukšto intelekto žmogus, kaip ir visi kiti. Labai paprasti žmonės ir neapkalbant nei Faro, su kuriuo mes labai puikiai sutarėm. Aš vėlgi esu toks, žinai, kaip Daugiabriaunis. Dabar susipyko. Alvydas Tautkus ten su Fara, jie nesutarė labai, mes tą žinom visi. O aš sutariu ir su to, ir su to. Ir su Gintu gerai sutariu, nors jie visi nelabai bendrauja tarpusavy. Vaitkus Arūnas, mano apskritai geras bičiulis. Tai grįžtant prie tavo žvaigždžių lygos. Panaudojant tavo metaforą, buvo koks nors poelgis, kurį tu padarėjai kaip žvaigždė, dėl kurios norėtum spjauti ryte ant veidrodžio? Ai, geras, jo, buvo kelis kartus. Būdavo pirmiausia, to laikotarpio buvo vienas iš tų, kurį man gėdingiausia prisiminti laikotarpio, reiškia, momentų, tie gėdingiausi yra tai viešbučiuose. Kai ateidavai, žinai... Orgijos, merginos. Ne, visai ne tai. Aš turiu galvoju elgesį su personalu. Išvalykite man kambarį, duokite man geriausią numerį, žinai, nors jie visi vienodi, tais laikais būdavo. Tokias, žinai, pigus dalykai, dabar aš juos galiu su labai šypsena prisiminti, bet aš pamenu ir tai, kad kai kurie žmonės likdavo įžeisti. Tai man dėl to yra labai gėda. Čia yra net ne žvaigždžių liga, tai yra dar blogiau kažkas, tai žinai. Bet aš to atsikračiau labai greitai. Tai jeigu tu būtum Lainius autoinžinierius, tu viešbutį taip nesielgtum. Taip, būtent. Bet kai tu atvažiuoji Lainius roko žvaigždė... Ir man ten po vieno tokio kažkokio pokalbio, incidento ar ten... pasakysiu dar netgi būdavo toks pavyzdžiui, ko dabar aš savo neleidžiu, nors aš galvoju, kad dabar aš esu jau brandesnė žvaigždė. Po koncerto kažkokie atėjo jaunuoliai ar, fanai. Ir ne vieną kartą buvo, kelis kartus tai buvo. Aš tai tiesiog tingėdavau pavargęs, nes net nesiteiki su jais ar pakalbėti, arba jie ten ko nors prašo, pavyzdžiui, autografo, žinai. Aš duodu garantiją, kad šiais laikais, jeigu prodiuseriai ir menedžeriai nespaustų tų šiuolaikinių žvaigždžių, dauguma jų irgi neitų į bendrauti su žmonėm. Bet dabar jau ta tradicija pasikeitusi, o to laiku buvo kitaip. Tai leisdavau savo tiesiog pasielgti kaip nors chamiškai. Dabar aš net neįsivaizduoju, kaip tai galėjo būti, bet buvo. Tai šitie periodai praeina. O politikų grįžtant tą, žinai, didybės maniją. Didybės maniją, apkalbant žvaigždžių lygą, gali išgydyti tik vienas būtinas dalykas, kurį save gerbiantis žmonės, prezidentas, politikai turėtų priimti. Negali Seime būti žmogus daugiau negu 2 kadencijas nepertraukiamai. Taip. Negali. Jeigu jis ten yra ilgiau, jis yra ufonautas, kaip sako paprasti žmonės. Prieš ateidami į Seimą tai jau būna nekalbant ufonautai. apie tai, kai kurie patampa jais praėjus pusmečio. Aš savo frakcijai mačiau, kaip kai kurie šaunus žmonės, puikus, atėję iš mediją, atėję iš šou biznio, per metus tapo kažkokiais tai net pažįstamais veikėjais.
Žinai, aš, kai tu pasakoji apie tai, kad ten autografų nedalina ar ką, aš prisiminiau pavyzdį iš savo praktikos. Aš mačiau Arvydą Sabonis, kai jisai baiginėjo karjerą Žalgirį. Nepamenu, kurie čia tiksliai metai buvo. Tai jisai išeidavo iš Rūbinės ir kol nors vienam vaikui nepasirašydavo, jisai neidavo namo. Nu, va, matai, tai čia yra... Kur yra mega žvaigždė. Reiškia, jis tuo metu dar nesirgo, arba jau buvo persirgęs, bet aš tau papasakosiu kitą momentą. Va tas, kai buvo pati pradžia daina Širdis, kai buvo, žinai, Palangoje tokia vadinama Plaščiatkė. Taip, žinau, aišku. Ja, ten šokiai būdavo. Vytauto gatvės gale. Mane ten pakvietė su ta daina, sako, tu tą dainą atlyk, garsiai ten padainuosi, ten, ir žinai, ten. Mes taip ir padarėme ir aš ten irgi žvaigždė pasijutau, žmonių ten buvo jūra. Plaščiatkė. Bet buvo Arvydas praktiškai. Sabonis. Jisai buvo ten, žinai, tuose šokiuose ir aš tada išėjęs žvaigždė po koncerto atidainavau už dainą. Eina mes ten, žinai, tą gatvę link Palangos, ten minė žmonių ir visi apspyto, būrys didžiausias. Ne mane, Arvydas Sabonis. Ir aš tada mačiau ir visi matė bėgantį Arvydą nuo tos minios, nes jis tiesiog norėjo pabūti, norėjo galbūt pašokti, padainuoti. Tai žinai, o jį čia visi. Kažkada jisai man sakė, pats sako, tu žinai, kodėl aš į Norvegiją važiuoju žvejot. Ne todėl, kad ten žuvis geros, todėl, kad ten krepšinio nieks nežino. Jo, ir todėl, kad žuvis nepažįsta tavęs. Ir, žinai, ištraukė čia kiti, Klausyk, Lainiau, kadangi jau tu prisipažinai, kad tu ir dabar esi žvaigždė, čia tu taip sakėjai. Nu, ne. Aš noriu tavęs paklausti tokio dalyko. Viena fainiausių man lietuviškų šitos pop muzikos dainų yra tavo daina Atsiprašau. Nežinau, kuo jinai mane taip užkabino, bet aš ją klausiausi, nežinau, turbūt jau kiek kartų ir laikas nuo laiko jinai pas mane grojarašty yra. Tu minėjai, kad kiekviena daina turi savo istoriją, ne? Kokia šios istorijos dainos istorija yra? Žinok, ačiū tau. Gilus tekstas labai iš tikrųjų. Ačiū labai tau, žinai, už gerą žodį, o iš tikrųjų aš tau daug kartų jau šitą sakiau. Jo, bet aš matai, taip jau išeina. Dainas, tekstus dainoms rašau, dabar pasigirsiu ir sakys, serga žvaigždžių liga. Tikėdamas jais. Jeigu aš abejoju arba neturiu minties idėjos, man svarbu yra dainoj mintis, ne tik emocija su muzika susijusi. Yra tokių dainų, kur tik emocijoms skirtos. Bet mintis, kuri turi ir gilesnių tokių užtaisų. Ir nesvarbu, tai gali būti net ir pop daina, bet jeigu yra su tuo, tai yra visai pakelia į kitą lygmenį. Manęs yra klausę neseniai, tai nesunku man prisiminti, aš savo geriausių dainų trejetuką įvardinu, kaip sakoma, naktį atsibūdęs galiu iškart pasakyti, tai yra daina Atsiprašau, tai yra daina Tau, nors pagal populiarumą jos labai skirtingose kategorijose matyti yra, ir yra daina Kitos durys, čia iš naujesnių. Yra jų ir daugiau, bet tai yra trejetukas, dėl kurio aš nebejoju nei sekundį, nes tai žinau, ką reiškia žodžiai, žinau, ką reiškia muzika ir kiek tai yra susiję. Dabar prisimenant dainą Atsiprašau, tai yra susiję su tuo periodu, kai aš palikinėjau grupę Rondo, jau reiškia išėjau, tą sunkų laikotarpį, kai buvo labai daug praradimų, buvo draugų, kurie išėjo, buvo grupė, kuri praktiškai, vadinkim daiktus savo vardais, iširo, pasikeitė. Dar kurį tai laiką amžinatilsį Rolandas ten kitokią Rondo laikė. Bandė laikyti. Kitokį. Bet tai ta senoji, tai buvo atsisveikinimas su tam tikru laiku, su tam tikrais periodais. Plus tai yra išgyvenimai, kurie irgi atėjo iš tų laikų, kai mokiausi, domėjausi rytų filosofiją, daug skaičiau. Ir susidūrimas su realiu gyvenimu, ten išeinant žmonėms iš muzikos, iš gyvenimo, atsisveikinant su tam tikrais tikėjimais, meilė. Tai yra visos tos mano paminėtos dainos vienaip ar kitaip yra garantuotai su tos surištos. Garantuotai. Yra daina Tau, klausia, aš per koncertus net pasakau atvirai žmonėms, sakau, kam tu, toks jausmas, kad kažkam konkrečiai skiri. Taip, sakau, tai yra mano 4 mylimiausios moteris.
Mano gyvenimo 4 moterims. Tai yra 4 metų laikai, viskas ten. Ir viskas labai logiška. Tai yra netgi pagal metų laikus. Tai yra mano dukra, mano žmona, mano senelė, tai yra žiema. Dabar dukra, žmona, sesuo. Tai mama. Tai yra moteris, kurių tu negali pamiršti. Ir tai yra susiję gyvenimo laikotarpį ir viskas susidėlioja. Taip yra ir muzikoje. Jeigu tu tom tiki, tai ten tikrai bus tų dalykų, kurie gali ir turi kabinti žmogų. Dabar ta trilogija, kurią aš parašiau, Pramžiaus sūnus, ten mitologija, ten labai daug skaityta, labai daug rinkta medžiagos prieš ją rašant. Ten yra mūsų senovė, istorija. Muzikinė prasme ten yra silpnesnių kūrinių, yra stipresnių, yra labai stiprių. Bet žinant, kiek ten žmonių dalyvavo, ir tavo paminėta Austėja, ir legendinis Šiaulių balsas Saulė, su kuria mes pirmąjį albumą Patrimpas praktiškai, net aš jį ir manau, kad lygiom pusėm įrašėm. Ten yra tiek įdėta ir labai lengva. Tu tiesiog išgirsti ir iškart supranti, kad tai yra tikra, o kas yra netikra. Todėl man, kai dabartiniai šiuolaikiniai atlikėjai sako, žinai, kad svarbu, kad žodis skambėtų, bet nesvarbu, koks tas žodis, man taip, žinai, aš taip su ironiška šypsena nieko nesakau, bet tai yra jau pirma klaida. O kai dabartiniai mūsų, žinai, jauni kūrėjai, kurie dar neišpopuliarėję savo miestelėje, rajone ar dar kažkur, tai jau iškart kuria dainas angliškai, anglai iš to juokiasi labai, žinai. Aš tarp kitko anglų kalbą irgi šiek tiek žinau, tai kai parašo mūsiškiai tos tekstus angliškus, žinai, tai beviltiška, tai apgailėtina. Man labai tinka kažkada išgirsta frazė, kad va, tu kai apie muziką pasakoji, ne, tu ją kūrė ir kuri. Taip. Dabar muzika yra daroma. Ypač atsiradus dirbtiniam intelektui. Oi, čia tema yra tokia, aš nelabai suprantu, kaip tai galima padaryti, bet turbūt galima. Tu paimk dainų tekstus ir pažiūrėk, ir tu suprasi, kaip tai galima padaryti. Jeigu dar muzika, tai aš suprantu, muzikoje irgi yra tiesos tame. Ir pats esu save pagavęs, žinai, kažkur kažkada išgirdai kažkokį motyvą, jis po kažkiek tai metų ar laiko grįžta. Tuo labiau sunku žmonėms, kurie turi. Na ir aš turiu tokią muzikinę atmintį gerą. Tau įstringa ir tu paskiau dingsta kažkur, bet paskiau kažkaip išplaukia. Ir tu kažkur čia tas girdėta. Žinai, 7 tos natos, tai sudėtinga jas labai išdėlioti begalybę tų. Ir aš nepykstu ant tų muzikantų, kurie ten grupė kažką panašaus, žinai, aišku, atmetant tą plagiatą, jau kur visiškas yra vagystė, žinai, patys pasiema dainą, užsideda, žinai, ir, nu, čia jau yra. O tų sutapimų tokių gali būti. Bet žodžiai, jeigu tau tekstas nieko nesako, arba tau jį parašė dirbtinis intelektas, tai tu dirbtina žvaigždė. Tai čia, žinai, yra žmonių, kurie valgo, pavyzdžiui, nežinau, dirbtinę mėsą arba plasmasinę dešrelę kepa. Yra tokių žmonių. Arba 3D spausdinta lašišos filė. Ne, aš tokių nevalgau. Tai jeigu kas vartoja, nu tai skanaus, kaip sakoma, bet... Žinai, aš va dabar vėlgi prisiminiau, kai aš nusipirkdavau naują vinilą, tai pas mane jisai būdavo klausomas. Pas mane muzika negrodavo fone. Klausimas tai būdavo, nes aš atsimenu, būdavo muzikantų, kurie sakydavo, kad mes netgi dainas sudėliojam pagal tam tikrą logiką į eilę. Dabar muzika dažniausiai skamba kaip fonas. Aš nežinau, ar yra kas sėdi ir klauso. Nu, yra mano vienas draugas Facebook'e, kur sekmadieniais parašo, kad vat, sekmadienio klausiniai. Tu neteisus. Dabar tokių žmonių, žinok, daugėja. Yra jau netgi ir jaunimo tarpe. Ir aš manau, kad tą būtent vinilas šitą poreikį ir labai gerą dalyką sugrąžino. Vinilinė plati plokštelė. Visi tie Spotify, platformos, mašinoje gruojanti ten radijos. Ten yra fonas. Ten yra fonas ir žmonės prie to pripratę. Netgi tie, kurie mėgsta muziką. Kompaktinis diskas irgi yra kažkas kito. O aš netaip seniai, aš irgi buvau apleidęs šitą savo vinilinę plokštelių kolekciją išdalinęs buvau draugams ir dabar po truputį tik tai susigrąžinu. Atradau netaip seniai, susigrąžinome mes šitą šeimoje malonumą, tu įsivaizduoju, užsidedi vinilinę plokštelę,
kavos puodelį susėda ten vaikai, ten, ar su žmona, žinai, atsisėdam. Ir tiesiog 20 minučių paklausai vieną pusę. Be gurkšnojant kavą. Tai yra toks kaifas, žinok. Ir tu girdi tą muziką ir tada svarbu ir kaip dainos sudėliotos. Gali būti, kad kažkas nepatinka, žinai. Bet atsiranda tas visai kitoks jausmas. Aš manau, kad būtent tai ir sugrąžino madą vinilui. Iš dalies, bent jau. Bet aš žinau ir tokių kolekcionierių, kurie turi daug plokštelių ir jų net pakuoja. Kodėl? Nežinau. Žinai, yra kas knygas metrais perka. Tai. Nu va, čia iš tos serijos turbūt. Bet vis tiek tai yra labai gerai. Bent jau domisi, žinai, bent jau padeda tai kažkiek tai ypač lietuviškai varganai, vargstančiai industrijai laikytis, žinai, nes čia yra kita tema labai sudėtinga. Ir mūsų tas bandymas išlaikyti tą nacionalinį orumą ir kažkokį tai ir yra biškutį parblokštas jau dabar tų tokių vadinamų kosmopolitinių idėjų, nors jos net neidėjos. Čia yra toks faršas, kuris niekam neįdomus, nereikalingas ilgesniajam laikotarpyje, nes pats neįdomiausias žmogus tai yra tas, kuris neturi šaknų arba neturi supratimo apie tai. Jis yra tiesiog neįdomus, netgi tiems, kurie yra aplink jį, visai šalia. Aš su tuo susidūriau būdamas Amerikoje, Vokietijoje gyvendamas, mano giminės dalis šaka Vokietijoje gyvena irgi. Ir dėl ko aš turėjau puikias sąlygas, tarp kitko, ir pasiūlymus pasilikti ten. Ir kurį tai laikotarpį pasvarstęs labai greit priejau, žinai, paprastos išvados. Nu, tu turi turėti kažką tai viduje ir ne tik tais savo, žinai, gerovę, ten būstą, visą kitą, ypač persiduodant tai vaikams, nes jeigu tu savo šaknis apleidai arba netgi gyvenant ten tau tai nebeįdomu, tai tu tiesiog pats pasidarai niekam nebeįdomus, nei bendruomeniai, nei užsieniečiam. O kai Amerikoje buvau, tai... Nei savo. Nei savo. Amerikoje Omahos meras, mes buvom su savivaldybės delegacija, aš tada vicemeras buvau. Jisai, sako, pažįstu vieną, sako, čia, sako, lietuvis, sako, yra toksai, sako, koks fainas žmogus, koks mes nuvažiavom pas jį svečius, jis senas dar toks Smetonos laikų, nuo tos, jis pats gimęs jau valstijose, bet išlaikyta ta linija ir kalba, jis net kalba su tokiu kaunietišku akcentu dar, žinai, smetanskų laikų, nors jis gimęs, užaugęs Amerikoje. Bet jis įsiskiria, jau yra daugybė lietuvių ten asimiliuotų, bet vis tiek tas brandolys, jisai ir dar ten kai kurie asmenys, jie yra šviesuliai. Jie įdomus ne tik tais tiems lietuviams, kurie yra ten ir naujiems atvažiuojantiems, ten būrėsi ta bendruomenė, bet amerikonams, tiems tikriesiems, kurie, va tas sako įdomus, atiekite tai. Neužduosiu aš tau to kvailo klausimo, kur žadėjau užduoti prieš laidą. Ką aš žinau, tiesiog pasakyk, papasakok šiek tiek apie tai, ką nori, kad mes žinotumėm apie tavo tą naujausią trigubą albumą. Tas geriausias klausimas. 2 klausimai yra. Jeigu muzikantai, tai žinai, papasakokite, kaip jūs kuriate. Čia yra geras klausimas, žinai. Nes to neįmanoma papasakoti. Nu, bet yra kas užduoda klausimą, žinai. Arba kitas jo jūsų ateities planai. Tai irgi čia, žinai, šiandien yra tokie, rytoj kitokie, žinai, o poryt gal numirsi. Lainiau, kokie gali būti planai pas kuriantį žmogų? Tai va, bet jų aišku yra. Žinai, apie tą albumą papasakoti, tai aš jau šiek tiek užsiminiau, ten yra, žinai, sudėta daug mūsų ten padavimų ir legendų ir tų patirčių, kurios atsirado bei įrašinėjant jį. Ten dirbo virš 20 žmonių turbūt prie to albumo. Aš užtat jį vadinu Lainius ir draugai, ten Lainius su Saulė, pirmai mes daug dirbom. Ten tiesiog yra daug spontaniškų dalykų, kurie įsiveržia ir ne vien tik tai man, bet ten ir aš labai džiaugsiuosi, jeigu tuo pagrindu pavyks sukurti mums tą muzikinį spektaklį. Tai yra sudėtinga padaryti, bet jis yra istoriškai, mitologiškai įdomus, visaip jis yra įdomus. Ir ne tik todėl, kad tai yra praeitis, nes muzikinį spektaklį aš įsivaizduoju, kad tai bus mūsų mitologijos veikėjai, dievai, nors senovės lietuviai irgi turėjo tik vieną dievą. Kaip ir krikščionys vieną dievą turi, bet turi daug šventųjų. Tai čia kaip pažiūrėsi, į religiją nesivelkim, Tai va, ir žinai, jeigu pavyks tai realizuoti, tai tikrai turėtų būti labai gražus dalykas, kuris
kuris vat, būtent mūsų visą tą bendrą vertę, ne vien tik tai čia to darbo. Jis yra prie mūsų šaknų prisilietimas netgi su tam tikrais niuansais, klaidingais, bet veikėjai bus šiuolaikiniai žmonės. Aš jau pradėjau prie libreto dirbti ir ta idėja, čia režisieriaus, aišku, mintis bus labai svarbi nuomonė, bet mūsų idėja yra tai, kad mūsų senovės dievus, karžygius, mitologiją, padavimus perkelsim į šiuolaikinį pasaulį ir, pavyzdžiui, Patrimpas gali būti apsirengęs taip kaip tu. Ir vat, jo gyvenimas gali būti, žinai, toks kaip mano arba tavo, arba žmonių, kurie dabar už kameros yra. Tai jeigu pavyks tai realizuoti, tai aš manysiu, kad muzikos flangę padariau nemažai. Bet dar turiu idėjų ir kitų. Nežinau, čia yra blogai labai. Tos naujos ateinančios mintys, idėjos, jos kartais, žinai, taip užgula, kad turi jų atsisakyti tam, kad galėtum realizuoti tai, kas jau yra pradėta. O aš esu, žinai, kaip mano senelis save vadindavo prūsų, aš save vadinu prūsų, tėvas save vadino prūsų, nors neaišku, kiek to prūsiško kraujo yra iš tikro. Bet tokia jau mūsų yra tradicija, aš tikiuosi, kad ir mano sūnus, jis jau sakė, taip, dabar Suomijai mokosi, bet jis visiems sako, kad jis yra prūsas iš Lietuvos. Skamba įdomiai, žinai. Nu, bet čia daugiau, žinai, tokie yra, neturi reikšmės taip pat, kaip tu ar žemaitis, ar slabotkės bičas būtum, žinai. Tas pats. Visi mes turim vienodą šaknį ir tik reikia ją gerbti ir mylėti, tik tiek ir tada viskas pakyla į kitas vertes. Čia ir apie muziką, ir apie ką nori. Tarp kitko apie politiką irgi galima tą patį pasakyti. Ačiū tau labai. Žinai, kas man patiko labai šitam pokalbį. Tu, kai kalbėjai apie politiką ir apie kūrybą, tai buvo du skirtingi žmonės. Aš tikiuosi. Reiškia, tu dar ne iki galo sugėdęs. Tai, oi, čia gerai, tu užlenkiai, dabar turėsiu, Rufus Miltai, galvos skausmą. Geras, gerai, apie politiką reikia dainas pradėti rašyti. O gausis komiksai, tada gausis tie, žinai, tokie kai anekdotai, čia stuškės. Apie politiką dainas kūrė, vieną jau žinau. Aš ne vieną žinau, bet negaliu jį. Svogūnai vadinasi. Kaip baisu. Nelyskim ten. Gerai. Ačiū tau, Vainiau.